Sveiki, mano vardas Vaiva Šarman ir aš esu sporto ložės vyriausioji trenerė. Galbūt norėčiau pradėti nuo to, kodėl aš pradėjau iš viso sportuoti. Aš visą gyvenimą tikrai nesportavus, aš sportuoju 10 metų. Aš tiesiog pradėjau bėgioti prie upės, o tai buvo mano mental health įsilaisvinimas. Aš tai dariau dėl psichologinės būsenos, kadangi mano gyvenimas pasikeitė 180 laipsnių kampu. Ilgą laiką bėgiojau, kol išdrįsau prisijungti prie fitneso klasių. Tai buvo iš visko pradžia. Tai buvo 2014 metais, jau kalbam apie rudenį, eidavau galbūt 10 klasių į savaitę, aš tiesiog užsikabinau. Mano gal mityba, nepasakyčiau, kad ten buvo labai ypatinga. Tas jausmas, kada tu išsitaškai fiziškai ir endorfinai ir serotoninas, tavo kūną užlieja visos geros emocijos ir tu tiesiog jautiesi wow ir tu nori dar. Gavosi taip, kad aš labai daug svorio numečiau, aš buvau labai prieš tai. Tiesiog mano kūnas galbūt man nepatiko jis man, buvo labai daug riebalo ir man tiesiog nepatiko, ką aš veidrodį mačiau. Tada tuo metu atsidarė salė, mane supažindino su tuo metu treneriu, kuris labai nusimanė sportą apie svorius, apie mitybą ir aplamai viso kūno formų keitimą, apie kurį aš visiškai nenusimaniau. Jisai dalyvavo kultūrizmo varžybose, aš mačiau, kaip visas procesas vyksta, nors kultūrizmas man anksčiau buvo tiesiog ten įeina visko žymiai daugiau, gyvenimo stilius, disciplina ir aplamai tiesiog yra wow. Ir aš tai pamačiau, kada merginos išėjo į sceną ir pamačiau, kas į tai eina, kaip jos atrodo. Ir aš pasakiau savo, kad aš po metų stovėsiu ant scenos. Ir aš tai padariau. Užlipusi pirmą kartą ant scenos buvo baimė labai didelė. Nemeluosiu, aš viduj drebėjau tiesiog. Pirmas experiences buvo prieš lipant į sceną, dar mano bikinis, nutrūko. Mane kas mokino ir pozuoti, ir kas mane ruošė, visą laiką sakė, būtinai šypsokis. Aš tą ant scenos ir dariau. Viduj miriau, bet mano šypsena buvo iki ausų. Aš laimėjau savo kategoriją, tai buvo mano pirmas kartas, tikrai nesitikėjau. Adrenalinas buvo tiesiog wow. Pasakiau tada savo vyrui, sakau, aš gimiau šitam dalykui. Tuo metu tai nebuvo laimėjimas, tai nebuvo trofėjus, tai tiesiog buvo nerealus apimtas jausmas, kad aš padariau. Žmonės į tave žiūri, tau žmonės ploja, tavo vardą šaukia. Aš nemoku apibūdinti tos būsenos, to jausmo, kuris ir mane dabar veža. Aš supratau, kad aš pirmą kartą gyvenime kažkokį turiu tikslą. Ir tai patapo ne tik mano galbūt hobiu. Aš tada supratau, kad aš noriu šito sportu domėtis, aplamai ne šito sporto, aplamai mitybą. Ir aš supratau, kad aš noriu treniruoti žmonės. Aš norėjau mokytis, kad būčiau trenerė. Pradėjau ir paskui 16, man atrodo, metais, net nepamenu, gavosi taip, kad turėjo būti egzaminas, aš turėjau išvažiuoti į Lietuvą, aš jo neįsilaikiau. Ir ką, žinokit, po 2 metų susapnavau sapną, kad aš tą kursą turiu pabaigti. Aš ir pabudau ir galvoju, aš turiu šitą kursą pabaigti. Ir man atrodo, 18 metų vidury, kada aš ten, viską įsilaikiau. Ir aš tada patapau 19 metais pilnu etatu trenerė. Ir žinokit, jausmas tai buvo kažkoks wow, kada tu padedi žmonėm, žmonių tikrai visokių ateina ir tu tiesiog dirbi savo, bet tu atiduodi save kažkam, kam tavęs reikia tavo pagalbos. Aš tiesiog sėdėjau Facebook'e ir man išmetė sporto ložę. Ir tiesiog man išmetė puslapį, galvoju, prisijungsiu prie grupės. Tiesiog vienas klausimėlis buvo, kodėl noriu prisijungti. Aš tiesiog pasakiau, kad esu kultūristė ir noriu tiesiog pabendrauti su bendraminčiais. Ir ką, aš nežinau, neatsimenu, ten minučių reikalas buvo. Karolis rašo, labas Vaiva. Mes susiskambinom labai greitai, po kelių dienų mes pradėjom šnekėti. Galvoju, tikrai kažkas įdomaus, galvoju, plaukiam pasroviui. Plaukiam taip, kad galiu pasakyti, wow, tai keli mėnesiai praėjo ir aš galiu pasakyti, mes augam, mes plečiamės ir tai yra mano, kaip ir galiu pasakyti, antra šeima. Kiekvienas žmogutis, kuris priklauso sporto ložei, pradedant nuo Karolio ir šeimos, ir žmonos, ir brolių, ir aplamai visi, kurie jungiasi, kurie neseniai prisijungia ir kokį mes vaibą keliam, kai vieni kitus motyvuojam, tiesiog auginam bendruomenę ir tai
auga viskas labai organiškai, mytus darom ir darėm kempingą, vėl visi suvažiavo ir tai viskas gaunasi natūraliai, mes kažkur nuvažiuojame, ne, tiesiog sporto ložės gal atributika, padalinam maikės, tam padarom kažkokius challenge'us, mes pritraukiam žmonės, pradedi bendrauti, susipažįsti su naujais žmonėm ir mes tiesiog plečiamės. Tai aš galiu pasakyti, sporto ložė yra jau nesustabdoma, bet dar bus jinai tiesiog wow. Kas šitą žiūrės video ir nelabai suprantat, kas sporto ložė yra, tiesiog prisijunkit. Jūs prisijunkit ir galit pastebėti ir pradėti jungtis, klausti, bendrauti, komunikuoti. Arba pradžiai tik pastebėti. Ir toks būna tas gyvenimo etapas toksai, kur jūs tiesiog nesijaučiat savimi. Prisijungę prie sporto ložės, tikrai mes padėsim jum išlipti, padėsim jums vėl pradėti žydėti ir džiaugtis gyvenimo. Tai bent jau man asmeniškai sporto ložė yra viskas šiame. Man tai yra ne tik sportas, tai yra psichologinė būsena ir džiaugsmas ir kiekvienos dienos gyvenimas.